Sveiki visi, šiandien pradedame video nuo labai gerų žinių. Vyksta įvykis, kurio visi laukime daugiau nei 245 dienas ir Bitcoinas pasiekė 72 500, tai yra mažiau nei 2 procentai nuo savo all time highs. Tai labai akivaizdu rinkimų pasiekmė ir vyksta tai, kas iš esmės buvo pranašauta jau šiame kanale jau gana seniai, prieš kelis mėnesius, kai kalbėjome apie rinkimus, apie Bitcoino ateinantį performance ir taip toliau, ir kol kas vyksta lygiai taip. Taigi šį kartą tikrai atrodo, kad bullrunas jau visai ranka pasiekiamas. Taigi žiūrėkit šį video nuo pradžios iki galo, būtinai spauskit subscribe, nieko nepraleiskit. Ir jeigu norit pradėti mokytis, tai nebus geresnio laiko nei dabar. Kaip matote, Bitcoinas jau yra beveik ties savo visų laikų aukštumomis ir jeigu jūs nepradėsite mokytis apie kriptovaliutas, tai jūs praleisite viską, kas laukia ir labai daug potencialiai uždirbtų pinigų. Taigi, todėl, kad nepraleistumėte, eikite ir užsiregistruokite į nemokamą pamoką. Tai taip, mes suteikiame jums resursus nemokamai, mes edukuojame žmonės ir galite tiesiog susiradę linką apačioje užsiregistruoti į pamoką, atsilaisvinti šiek tiek laiko savo dienoje ir tada pažiūrėti pirmą nemokamą pamoką kriptovaliutų rinkoje. Tai išmoksite, kas yra dienos prekyba, kas yra kriptovaliutų rinka, suteiksime jums visus resursus pradėti prekiauti ir naudotis tradingu. Taigi nepraleiskite šios progos, eikite linko apačioje, dabar užsiregistruokite tą pamoką, o toliau kviečiu žiūrėti šią analizę. Taigi vėlgi, kas vyksta su Bitcoinu, tai matome, kad mes esame labai arti all time highs, bet kas yra daug svarbiau, kad mes užtikrintai pralaužėme šį krentančio channelio formą ir tada padarėme retestą. Tai čia yra iš esmės tokia kaip vadovėlinė techninė analizė, mes pralaužėme šį krentantį channelį ir tada bam, pratestavome jį vėl ir tada bam, tiesiai į viršų. Tai yra kelios priežastys, kodėl Bitcoinas dabar taip aštriai juda į viršų, kurias aptarsime šiandien. Tai iš tikrųjų vien teigiamos naujienos, kur nepasižiūrėsi ten teigiamos naujienos, sunku rasti, kas yra negerai. Taigi su rinka arba kokios yra neigiamos naujienos, tai kol kas viskas yra labai gerai ir tai atsispindi Bitcoino kainoje. Taigi apžvelgsime visas aktualiausias naujienas. Ir po to dar apžvelgsime vėlgi, kur mano nuomonė toliau eis Bitcoinas. Tai irgi, kas dabar vyksta, tai labai daug vyksta šurmulio dėl rinkimų. Tai rinkimus paliksim kitam video, šiandien jų neaptarinėsime. Bet akivaizdu, kad jie yra labai svarbus. Taigi pradedam nuo pačio pirmo dalyko, ką dabar šiuo metu kalba Amerikos institucijos per amerikiečių televizorių, tai yra per CNBC. Buvo pakviestas VanEck šitas atstovas, tai yra VanEck, tai yra labai didelė Amerikos institucija, irgi ten, man atrodo, iš Wall Streeto, jeigu gerai atsimenu, tai iš esmės labai viena iš tų didžiųjų Amerikos institucijų, pakvietė jų pakalbėti jų atstovą ir ką jis mano apie visą šitą dabar Bitcoino setupą prieš pat rinkimus, prieš pat naujus metus ir taip toliau. Tai pasižiūrim, dėja garso nebus, bet galim pasiskaityti trumpai. Apačioje matome subtitles, tai iš esmės štai šis atstovas. Ir ką jisai sako, kad dabar matome labai bullish visą setupą prieš rinkimus. Tai reiškia taip, prieš pat rinkimus jie mano, kad yra viskas labai bullish ir kaip matome, Bitcoinas kol kas tikrai atrodo labai bullish ir jis sako, kad matome tą patį patterną, tai reiškia tą pačią formą, ką matėm ir prieš praeitą bullruną, prieš 2010 metus, kada Bitcoinas šiek tiek atsilikinėjo, jis turėjo low volatility, tai reiškia nieko nevyko, nebuvo jokio sudomėjimo ir tada, kai buvo paskelbtas laimėtojas rinkimų Amerikos, tada bam, labai aukšto volume ralis į viršų. Tai volume tai reiškia tiesiog labai daug galingas toks Bitcoino judėjimas į viršų. Ir tai sako amerikiečių institucijos, kurios irgi perka Bitcoiną ir kai jie kažką sako per nacionalinį teliką, per nacionalinius Amerikos kanalus, per teliką, tai yra labai svarbu ir žmonės jų klauso ir iš esmės tai tiesiog yra ekspertų, tikrai didelių ekspertų žodžiai, ne mūsų žodžiai, ne visokių mažesnių analitikų ir taip toliau.
Aš pilnai pritariu, ką jis sako, tai yra labai, labai bullish. Judant toliau prie sekančių naujienų, tai irgi kas dabar vyksta su tais visais BRICS nations, tai kur yra ten Rusija, ten Indija ir tos visos gana silpnos ekonomikos šalys. Tai kas su jom vyksta, kad Bitcoinas ten yra labai aktuali tema per tuos BRICS, iš tikrųjų, net va čia irgi dar vienas Van Eck, irgi analitikas, Head of Digital Assets, tai ką jis sako, kad dabar Rusija pradėjo labai agresyviai investuoti į Bitcoino kasybą, kasybos infrastruktūrą BRICS šalyse. Tai reiškia, kad jie turi didelių planų Bitcoinų, jie planuoja kasti Bitcoiną, turėti Bitcoiną ir netgi kažkada ateityje galbūt prekiauti su Bitcoinu, tai yra atsiskaityti su Bitcoinu. Tai irgi tiesiog trumpai tai daug ką pasako apie Bitcoino adopciją, kuri vyksta. Tai aišku, tos BRICS šalys, čia jau kaip pažiūrėsi, ar tai yra gerai ar blogai, bet tiesiog apie kalbant grinai kriptovaliutų Bitcoino rėmuose, tai yra labai labai toks didelis patvirtinimas, kad Bitcoinas yra legit ir tiesiog dar didesnis susidomėjimas iš tų visų BRICS šalių, kas sukels ir dar didesnį Bitcoino pirkimą. Tada vėlgi ETFs irgi trumpai prisiartinam, ETFs visiškai nestabdo, tiesiog pilnu gazu gazuoja. Mes jau kalbėjome praeitą kartą apie, kad ten irgi buvo per kelias dienas daugiau nei milijardas įplaukų, tai viskas tęsiasi toliau, pasižiūrėkite. Tai yra vakar, užvakar, vėlgi beveik milijardas per 2 dienas įplaukų, tada vėlgi neblogos visai įplaukos irgi beveik 400 irgi milijonų, tai realiai tik viena diena buvo tokia biški neigiama, o visur yra bullish. Ir vėl BlackRockas kaip žvėris perka. BlackRockas yra pati didžiausia Amerikos institucija ir jie perka Bitcoiną, perka ir taip toliau. Tai pasižiūrėjus, tai čia milijardai įplaukų per tiesiog pastarasis kelias savaitės, o dabar dar Bitcoinas juda į viršų, tai tikėkitės dar agresyvesnių įplaukų. Tai irgi toks labai labai geras gazas Bitcoinui. Tai apie visas šias institucijas ir jų atėjimą į kriptovaliutų rinką padarysiu kažkada atskirą video, fokusuota tik į tai ir kaip tai paveiks ateities rinką, bet kol kas, ką mes matome, tiesiog, kad tai yra kaip žibalas, kuris yra pilamas ant ugnies, tai yra ant Bitcoino kainos, tiesiog vis papildomai užmetama per kelias dienas po milijardą įplaukų ir taip toliau. Taigi įplaukos atrodo labai gerai. Ethereumo flowsai neatrodo taip gerai, bet tai nėra labai svarbu, nes viskas eina pradžiai į Bitcoiną ir po to jau, kai pradės judėti Ethereumas, pradės viskas judėti, tada jau prasidės ir įplaukos į Ethereumą. Nors galim iš tikrųjų pasižiūrėti, kol čia esam, kokius ir įplaukos į Ethereumą, tai matome, kad visiškai jokio susidomėjimo Ethereumų nėra, ta prasme, realiai minusas, realiai in total buvo išplaukų daugiau nei 493 milijonai, tai realiai tai Ethereumas kol kas labai smarkiai nudegė nuo viso šio reikalo, bet atsigaus ir tos įplaukos viskas seka po Bitcoinu, kai Bitcoinas jau išsisunks, tada manau prasidės ir čia įplaukos, dar tiesiog yra nelaikas. Dabar vėlgi grįžta prie visų šių istoriškai grafikų, kas buvo Q4 ir panašiai ir taip toliau. Tai dabar kokia situacija? Q4, žinote, yra labiausiai bullish Bitcoinui, tai vidutiniškai apie 82% pliuso ir jau turim plus 12%. Tai Q4 startuoja labai gerai ir čia yra, kaip sakant, October, kuris daug kas jau netikėjo į tą October, tai yra spalio mėnesis, kuris dažniausiai būna bullish. Ir iš tikrųjų dažniausiai vidutiniškai būna apie plus 22% Bitcoin. Ir jeigu jūs prisiminsit mano nesenus video, prieš kelis video, aš jums sakiau, kad mėnesiai dažniausiai prasideda gana neigiamai ir užsibaigia labai teigiamai. Ir būtent tas ir įvyko, ką aš jums kartuoju, ir aplamai viskas realiai kol kas vyksta taip, kaip aš ir nuspėjau, prognozavau. Tai tokia dabar ir situacija, kad October sugrįžo link galo mėnesio ir tai vis tiek yra geras rezultatas, nes pasižiūrėkite į lapkričio mėnesį. Lapkričio mėnesį yra tas, kuris labiausiai kerina visą Q4, tai yra ketvirtį su plus 46 vidutiniškai procentų ir dabar, ta prasme, vidutiniškai yra 22% pliuso, o dabar turim plus 12, tai realiai spalis pasiekė apie pusę vidurkio, tai jau yra labai gerai, nes jei prisiminsite, buvome iš pradžių ir minuse ir taip toliau ir buvo prastas mėnesis, o dabar taip gerai užsibaigė. Tai vėlgi Q4 labai daug žada, ketvirtas, tai reiškia liko dar lapkričio ir gruodžio mėnesiai, o kai stebim Ethereumas tai realiai koreliuoja su altcoinais visais, tai su visais altcoinais tai matome, kad
ketvirtis nėra pats geriausias altcoinam ir Ethereumui, bet pirmas ketvirtis yra pats geriausias. Tai reiškia, būtų 25 metų pirmas ketvirtis bus geriausias Ethereum ir greičiausiai visais altcoinais. Taigi matote, informacija nemeluoja, kriptovaliutų bunda ir kyla į viršų, taigi dar kartą primenu, jeigu nesuprantate, kas čia vyksta, arba suprantate tik truputį ir norite įsilieti į žaidimą, pradėti investuoti, pradėti prekiauti, ir tiesiog prasmingai leisti laiką, tai dar kartą kviečiu užsiregistruoti į nemokamą pamoką ir yra nemokama, mes įdėjom daug laiko padaryti tą nemokamą pamoką tik tai jums, kad jūs išmoktumėte, kas yra prekyba, kaip naudotis tradingu ir taip toliau, ir tada gausite dar toliau resursus, kaip mokytis toliau. Gerai, dabar judam toliau, tai vėlgi iš kur atsiranda mano manimu ta dabar energija Bitcoinų judėti viršų, jie atsiranda iš likvidacijų, nes visą laiką patirdavom dabar vis neigiamas likvidacijas, tai reiškia visi traderiai prisidaro longų, perka ir prisidaro daug likvidacijų po kainą ir kaina grįžta ir juos likviduoja. Bet dabar mes likviduojame shortus, tai reiškia žmonės, kurie selina, kurie shortina, kurie yra bears, ta prasme jie galvoja, kad ten nieks nekils ir taip toliau. Tai matome, kad tie 70 000 buvo net 7 beveik milijardai leverage'o, tai čia yra labai daug kainai pasimnės. Papildomas leverage'as, tai yra kuo daugiau leverage'o, tuo daugiau, kaip čia pasakyti, kaina gauna kaip kuro, čia yra kaip kuras kaina, tai pasižiūrėkite, ją pačiai yra, pavyzdžiui, čia iš vis nieko nėra, yra jau čia 500-700 milijonų, milijardas ir taip toliau, o čia yra 7 milijardai ties 70 000 ir dabar yra sekantis lygis, tai yra virš all time highs, tai irgi yra apie dar 6 milijardai pasiimti kainą, jau čia yra kažkur virš 73 000, jau virš all time highs arba apytiksliai ties all time highs. Tai čia yra didžiulis kuras, dėl ko kaina taip smarkiai iš karto juda į viršų. Vėlgi dargi iš teigiamų naujienų grįžtam trumpam prie makroekonomikos. Vėlgi Kinija toliau planuoja savo stimulo planus. Ties Kinijos šitie akcijų indeksai neatrodo labai gerai. Atrodo gana prastai, pasipompavo ir nuvažiavo į apačią ir kaip ir minėjau per praeitus video, kad tai greičiausiai reiškia, kad bus daugiau stimulo, nes negali tai būti, jis turi eiti aukščiau tą rinką, tai yra akcijos ir čia tas ir bus, realiai dabar jau Kinija konsiderina patvirtinti kitą savaitę, spręs dėl patvirtinimo ir, kaip pasakyti, stimulo daugiau nei 10 trilijonų jų valiutos juano, kurie pasieks rinką, tai reiškia kaip stimulas į rinką, tai doleriais tai būtų 1,4 trilijono pinigų, papildomų pinigų į rinką, tai įsivaizduokit, kokie tai pinigai. Bet iš esmės ten reikia dabar daugiau gilintis, bet ten tas stimulas jis nebus taip iš karto į rinką, jis po truputį kažkaip įeidinės į rinką, bet vis tiek suprantate bendrą kryptį, kiek ateis to stimulo į rinką. Vėlgi, pasižiūrim, kas vyks su Amerikos palūkanomis, tai 98%, kad palūkanos bus mažinamos ir jos bus tikrai 100% mažinamos, kadangi jie privalo mažinti palūkanas, nes jų skola amerikiečių yra tiesiog jau vien tik palūkanomis, dėl savo skolos jie moka apie 1 trilijoną, tai jie privalo mažinti tas palūkanas, nes tai yra tiesiog labai unsustainable jiem. Tai matome, kad kol kas atrodo, kad lapkričio mėnesį garantuotas mažinimas ir tai bus 2 dienos po rinkimų, tai irgi šita data yra net svarbesnė šiek tiek nei rinkimai. Tai tiek daug visko bullish vyksta, taip pat dar vienas bullish dalykas, labai įdomus, tai kad Bitcoinas per praeitą bullruną, kai pasiekė patį viršų, pasiekė 71 tūkstančių kainą ir Coinbase, tai yra pagrindinė investavimo platforma, buvo 20 App Store. Tai reiškia, įsivaizduokite, visas App Store'as, daug appsų ir Coinbase'as buvo 20, tai reiškia, buvo pats pykas, kada žmonės siūsdavosi Coinbase'ą ir per ten investuodavo. O dabar Bitcoinas yra 71 tūkstančio kaina ir Coinbase'as yra tik 482. Tai reiškia, kad kaina yra ta pati, o retailo visiškai nėra. Tai reiškia, žmonėms neįdomu tos kriptovaliutos, kol kas dar yra kam aišku įdomu, bet didžiai daugumai yra neįdomu. Tai reiškia, bullrunas dar net nei iš tolo neprasidėjo. Tai irgi su šia mintim ir užbaigsiu. Tai kaip matome, Bitcoinas tikrai atrodo neblogai. Viskas vyksta lygiai taip, kaip spėliau. Aš negalvoju, kad taip iššausim į viršų dar iki dabar.
Tai reiškia taip anksti, turbūt akivaizdu, kas bus toliau. Dabar pradžiai tiesiog, dabar daug nespekuliuosim, galbūt paliksim tai kitam video, bet iš esmės dabar svarbu užsidaryti ties aukščiau šiuo resistance lygiu. Galbūt tada vėl kita savaitė galbūt bus ramesnė, nors abejoju, nes bus rinkimai. Tai irgi tikėkitės daug volatility, daug judėjimų viršų į apačią. Kaip paveiks kas rinkimus, plačiau aptarsiu greičiausiai jau dabar kitame video, kuris kandidatas ir ką jie yra pasisakę apie tie kandidatai, ir žodžiu visą svarbiausią informaciją. Tai kita savaitė yra rinkimų savaitė, tai būtų gerai, kad Bitcoinas užsidarytų ties aukščiau šiuo resistance lygiu, nes čia yra labai stiprus resistance lygis ir tada jeigu mes eitume į rinkimus aukščiau šio lygio, tai čia būtų idealu tiesiog. Labai tikėtina, kad arba pailsėsim vieną savaitę ir sekančią pralaušim jau all time highs arba iškart pralaušim all time highs. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit, subscribinkit, matote, kad vyks labai daug rimtų naujienų, Bullrunas jau visai ne už akių, taigi taip pat prisijunkite į nemokamą pamoką ir susitiksime kituose video.